Sveiki. Šiandien pasižiūrėsime, kaip viena konkreti metodika gali pakeisti vieno konkretaus prekės ženklo komunikaciją. Planas toks. Važiuoju į sporto klubą, kuriame sportuoju, po treniruotės susitinku su asmeniniu treneriu Simonu. Simonas neformaliai papasakos apie tai, kuo užsiema, su kokiam problemom susiduria. Pasižiūrėjau jau Simono komunikaciją ir prieš šį susitikimą. Po susitikimo pritaikysiu savo metodiką ir pasižiūrėsime, ką Simonas galėtų kalbėti vietoj to, ką jisai kalba dabar ir kaip tai pakeistų jo komunikaciją. Tai pasimatom sporto klube neužilgo. Gerai, čia viskas? Tomas. Jo. Gerai. Simonas, Tomas. Malonu. Parodysiu šiandien vieną paprastą dalyką. Turim nuostabų žmogų, Simoną, charizmatiškas, profesionalus sporto žmogus, kuris gali padėti su asmeniniam treniruotėm. Tai pabandysim pasižiūrėti šiandien transformaciją, kaip keičiasi dalykai, kaip kalbama yra, kaip Simonas dabar kalba apie savo produktą, apie tai, ką jisai daro kiekvieną dieną versus tai, kaip galėtų kalbėti ir kalbės nuo šiol. Esminis pokytis yra, kad niekas Simono darbe nepasikeičia, tas pats žmogus, toks pats charizmatiškas, toks pats profesionalus, tos pačios paslaugos, vienintelis skirtumas bus, kaip jisai kalba apie tai, ką kalba. Šiandienos tikslas yra Simonui užduoti kelis klausimus, jisai jos atsakys, papasakos, kaip jis viską mato dabar. Tada aš prasuksiu dalykų fone ir papasakosiu, ką būtų galima daryti vietoj to. Tai toks neformalus, paprastas dalykas. Tai Simonai, davai, aš bėgu už kameros. Na. Gerai, tai klausimas numeris 1, nežinau, gal gali tada tiesiog įsivaizduok, kad filmuoji Reelsą. Kaip tu paprastai pasakoji apie tai, ką darai? Pabandyk keliais sakiniais tiesiog pasakyti, ką tu darai, kuom tu esi naudingas savo auditorijai. Žiūrint, čia priklauso, kokį reilą aš filmuoju. Kažkokios struktūros dažniausiai tiesiog susirašau planą, ką būtent noriu nufilmuoti, tai ar ten noriu treniruotę savo nufilmuoti, pateikti kažkokiu tai formatu, ar noriu kažkokius pratimus parodyti, kurie padeda ir panašiai. Tai pradžioje tiesiog susidarau kažkokį planą, susirašau tekstą galbūt ir bandau tą tekstą atkartoti kamerą, nesufeilindamas. Šiaip, kad va taip grinai, natūraliai gautųsi, tai gana retai pavyksta. Tai kažką pasakau, einu už kameros, persiskaitau tekstą, grįžtu, vėl kažką bandau pasakyti. Normalu, absoliučiai. Tai bet čia procesinė prasme. O jeigu aš tiesiog sakyčiau tau, Simonai, tai kuo tu užsiemi? Kokia yra tavo paslauga? Tai aš esu asmeninis treneris, treniruoju žmonės, bandau jiem pagelbėti susitvarkyti kūną, pasiekti kažkokių tai rezultatų sporte. Taip pat ir su online priežiūra dirbu, pardavinėju ir online planus, ir sporto programas. Tai iš esmės šiaip ganėtinai, tokį daug, sakyčiau, darau žmonėm, tie, kurie nori sužinti, susportuoti. Tai va. Nu gerai, tai aš šiaip esu, sakiau Simonui, instareipinau Simono akauntą vakar Instagram'e, peržiūrėjau, realiai visus reelsus turbūt, kuriuos esi sudėjęs. Klausiau, kas yra instareipas. Jo, instareipas tai yra, kai vidury nakties kažkas pradeda laikinti seną tavo turinį, kurį esi įdėjęs ten kažkada seniau, tai aš tiesiog peržiūrėjau visą turinį. Tai aš tai susidariau tokį įspūdį iš to, kaip tu kalbėjai apie savo paslaugą. Visur tu labai aiškiai sakai, kad tai yra asmeninis treneris, yra visada aišku, yra nuotolinė priežiūra. Ir toje nuotoliniai priežiūrai tu esi pridėjęs nemažai dalykų, ar ne? Yra maisto planas, yra sporto planas, gali gal padetalizuoti truputėlį daugiau. Yra klausimai, atsakymai, yra realiai medžiagos įvertinimas, tai kai klientas žmogus pasportuoja, nusifilmuoja, atsiunčia man medžiagą, aš jo medžiagą įvertinu, parašau jam kažkokius pakitimus, ką reikia pakeisti, ką reikia patobulinti, kad tiesiog jo progresas vyktų sklandžiau, greičiau ir efektyviau. Tai va, iš esmės ir tai yra dar ir įsivertinimas savo progreso, tai aš sukūręs tokią lentelę, su ten apie 22 pratimai, kaip žmogus gali pats nueiti su ten yra 4 dienų sporto tarsi programa. Tai atliekamos bazinės serijos, žmogus ateina į sporto salę, pasidaro tą treniruotę, užsirašo savo svorius, pakartojimus ir po mėnesio gali pasidaryti tą pačią treniruotę, kad galėtų tiesiog įsivertinti savo ar patobulėjo, ar pasilpnėjo, ar galbūt liko ten pat. Tai dar toksai, tada yra svorio kritimo grafikas, kaip svoris kyla, leidžiasi, pagal tą mitybos planą korekcijos yra. Gali gal pakomentuoti dar su kokiom problemom susiduri, pristatydamas savo paslaugas, reklamuodamas save? Kas sunkiausiai, kur stringi, ar yra kažkokių, nežinau, procesiškai galbūt kažkas, taip jeigu sakyčiau, top 3 problemos, su kuriam susiduri, pristatydamas savo paslaugas, reklamuodamas. Aš tikiu, kad tas produktas yra nuostabus, kad jis yra tikrai top lygio, bet aš negaliu parduoti. Žmonės tiesiog neperka. O kodėl neperka, tai atrodo, kad kažko trūksta, kad kažko nežinau, kažko nepateikiu taip, kaip galėčiau galbūt pateikti.
Tai va čia gal ta tokia problema yra, nes aš tikrai tikiu savo produktą, jeigu aš netikėčiau, aš to nedaryčiau ir nekurčiau toliau. Bet Taip, aš taip. žinau, ta prasme, tai yra mano aistra, aš žinau, kiek aš daug darbo yra daryta ir tai va tokia problema gal sakyčiau. Kitas dalykas, aš nesiūlau, žinai, kažkokių tai nemokamų įvadinių treniruočių, ką Taip. galbūt turėčiau padaryti, nes irgi vertinu savo paslaugą, vertinu tiek, kiek, aš labai daug energijos atiduodu per tą treniruotę, aš noriu, kad žmogui padėt, kad jis jaustųsi geriau ir kažkaip nedarau to. Tai Taip. problema yra galbūt, kad per mažai žmonių kreipiasi, kad aš, pavyzdžiui, reformatą perėjau, tai mėnesį laiko, 50% mažiau dirbu. Dabar jau viskas grįžta, sakyčiau, 85-9% pajėgumas, tiek, kiek noriu dirbti, žinai, tai viskas jau sugrįžo vietas, bet, sakyčiau, tokia problema dar buvo. Ir faktas skėlinimasis Taip. žmonių. Norėčiau daugiau turėti online, bet irgi tas suprantu, kad daugiau dirbti reikėtų. Ir kiek aš galiu tada padėti, žinai, kažkas tada turėtų būti ir struktūra, kaip aš pateikiu tą visą savo produktą. Taip. Kad nebūtų, žinai, tenais nuo ryto iki vakaro online, nebėra laiko asmeniam gyvenimui, gyvos treniruotės. Klasika. Susinaikinti per kitą vietą. Tai va, žinai. Gerai. Tai aš dar pakomentuosiu, aš čia ne stilistiškai prie Simono prisiderinau konteksto, tiesiog laikas, kurį pagavau, yra po mano treniruotės, prieš 2 valandas pradėjau ir prieš gerą pusvalandį baigiau. Turėjo Simonas keliolika minučių prieš sekančią treniruotę, tai unscripted dalykų pasikalbėjom. Tai kas bus toliau? Aš turint omeny, kad visą tavo turinį peržiūrėjau, suvirškinsiu dalykus, jo, instarepinu normaliai ir sugrįšiu su atsakymais tada, kur aš matau neišnaudotas galimybės, ką tu dar galėtum papasakoti apie save, tam, kad visą tai, kuo tu gali padėti žmonėm, kad būtų akivaizdžiau ir paveikiau. Okay. Tai Simonas 2.0 versija netrukus, ją pakomentuosiu aš, o jūs sekit Simoną, nuostabus žmogus ir visos nuorodos yra komentaruose, bicepsas pats neužsiaugins, tai pasimatysim netrukus. Ačiū Simonai. Ačiū. Gerai, tai grįžau namo. Suvirškinau viską, ką Simonas papasakojo ir pritaikiau 6 komunikacijos vertės lygių metodiką. Ši metodika leidžia susidėlioti visą žemėlapį, 6 skirtingus būdus, kuriais galima kalbėti apie bet kurį produktą ar paslaugą. Nuo paprasčiausio, tai yra produktinių savybių, to, kas jau dabar yra aišku, iki giliausio, kuo žmogus tampa produkto dėka. Pasižiūrėkime, ką Simonas turi ant stalo. Tai ką Simonas siūlo? Asmeninės treniruotės kartu, nuotolinės programas, mitybos planus, treniruočių planus, pokyčių stebėjimo įrankius, 1-ant-1 patikrinimus sutartų grafikų, individualius programos koregavimus pagal progres ir besikeičiančią situaciją, prieiga prie savęs tarp sesijų, papildomiam klausimam, grįžtamajam ryšiui, palaikymui, motyvacijai, kitiems dalykams. Ir čia turime problemą. Problema ne tame, kad kažkas, ką jisai sakytų, būtų neteisinga ar nekorektiška. Problema yra tame, kad komunikuojant produktinės savybės, išsiskirti savo kategorijoje yra labai sudėtinga. Tai yra sudėtinės paslaugos dalis, kurias gali siūlyti ir siūlo ir kiti asmeniniai treneriai ir gali komunikacijoje apie tai kalbėti ir kalba visi kiti asmeniniai treneriai. Tai matome, kad Simonas moka aiškiai ir konkrečiai pristatyti savo produktą, bet tai yra pirmas iš 6 lygių, kuriuos jis gali naudoti komunikacijų. Pasižiūrėkit, kiek visko atsirakina pritaikius mano metodiką. Antrajame lygyje turime siūlomas naudas. Kiekviena nauda atsispiria nuo konkrečios pasiūlymo savybės ir atsako į klausimą, kas iš to tikslinė auditorijai. Simono treniruočių planas, žinai, ką daryti kasdien. Simono mitybos planas, nebereikia galvoti, ką valgyti. Nuotolinis darbas su Simonu reiškia gali dirbti su juo iš bet kur. 1-ant-1 patikrinimai su Simonu reiškia gauni korekcijas realių laikų pagal tai, kaip realiai sekas. Pokyčių stebėjimas ir tam skirti įrankiai reiškia realų progresą, ne tik spėlionis, pamatuojamą rezultatą, ne spėlionis. Simono programos korekcijos reiškia, kad nestovi vietoje, kai tavo kūnas prisitaiko, ar ne? Kontaktas su treneriu, nelieki vienas su klausimais, kokie jie bebūtų. Tai siūlomų naudų įsivardinimas, atsispiriant nuo to, ką siūlo pats produktas, kokias savybės turi pats produktas, yra tik pirmas žingsnis nuo savęs jau link auditorijos. Žingsnis nedidelis, bet labai svarbu. Ne tai, ką Simonas siūlo, kokią naudą tai suteikia jums kaip vartotojai. Trečias lygis, dar vienas žingsnis į priekį, yra įsivardinti problemas, kurias Simonas padeda išspręsti. Tai pradedi sportuoti ir po kelių savaičių sustoji. Motyvacija baigėsi, ar ne, ir nėra kas padėtų sugrįžti. Nesimato progreso, nors dedi pastangas. Darai, bet nežinai ar teisingai. Ir tai išsekina greičiau nei pats sportas. Nėra sistemos, kuri padėtų išlaikyti pastovumą. Motyvacija ir noras nėra pakankamas pagrindas ilgalaikiam įpročiui suformuoti. Mityba ir sportas nėra suderinti. Tai treniruojas, bet rezultatų nėra, nes pusės lygties trūksta. Nežinai, ko nežinai. Tai yra didžiausia problema, kad net nežinai, kur klysti. O turint omeny sudėtinės dalis, kiek yra įrenginių, kiek skirtingų technikų, skirtingų pratimų,
kiek yra mitybos niuansų, suklysti yra labai lengva. Ketvirtas lygis - priešas, su kuriuo kovojame. Priešas numeris 1 galėtų būti greitų rezultatų pažadai. Žada daug per mažai laiko ir sunaikina pasitikėjimą savimi, kai tai nepavyksta. Iškreiptas socialinių tinklų vaizdas mums rodo kitų žmonių pasiektus rezultatus, bet ne procesą. Va, visiems aplinkui sekasi geriau, pasižiūrėk kokie rezultatai, o aš kažką darau netinkamai. Pradėsiu nuo pirmadienio mąstymas. Tai nuolatinis atidėliojimas, kuris atrodo kaip planas, bet iš tikrųjų yra tiesiog vengimas. Motyvacija viską išspręs požiūris. Tai motyvacija yra jausmas, bet jausmai praeina, sistema lieka. Čia reikia disciplinos, ar ne? Ne motyvacijos. Ir tą discipliną reikės išsiugdyti. Viskas arba nieko požiūris, kai šokam stačia galva, susinaikinam sporto salėje, paskui praleidžiam vieną ar keletą treniruočių ir tai tampa priežastimi viską mesti iki kitos savaitės, kol vėl pradėsiu iš naujo. Nes arba darau 100%, arba nedarau iš viso. Sekantis 5 lygis - gyvenimo pagerėjimai atsako į klausimą, kaip pasikeičia vartotojo gyvenimas į gerąją pusę nuo to, kad naudojasi Simono paslaugomis. Diena turi daugiau energijos, ne tik fiziškai, bet ir protiškai, emociškai. Pagerėjusi miego kokybė, kūnas pailsi geriau ir tai jauti kiekvieną rytą. Daugiau disciplinos viskame. Kas veikia sporto salėje, pradeda veikti ir kitose gyvenimo srityse, darbuose, santykiuose, hobiuose, visur kitur. Daugiau meilės ir pagarbos savo. Kai laikaisi pažadų savo, keičiasi požiūris, kaip žiūri į save patį. Aiškiai prognozuojama rutina, nebereikia sukti galvos, ką veikti šiandien. Turi aiškų grafiką, kurio tiesiog laikaisi. Ir 6 aukščiausias lygis - auditorijos transformacija. Kuo žmogus gali tapti rezultate to, kad dirba su Simonu ir naudojasi jo paslaugomis. Tai iš žmogaus, kuris pradeda, į žmogų, kuris tiesiog tęsia, ne ką aš pasiekiau, bet kokiu žmogumi aš jaučiuosi. Iš laužomų pažadų savo į pažadų savo tesėjimą. Sportas tampa įrodymu savo, kad iš tikrųjų gali laikyti savo duotų pažadų. Lygiai taip pat tas pats požiūris vėliau nusitransliuoja į visas kitas gyvenimo sritis. Iš priklausomo nuo motyvacijos į tiesiog disciplinuotą, nebereikia laukti įkvėpimo, nuotaikos, motyvacijos, noro, tiesiog darai tai, ką turi daryti. Iš bandančio į darantį. Vieno žodžio skirtumas - visiškai kitokia tapatybė. Iš reaguojančio į valdantį. Ne gyvenimas, ne tempas ir ne aplinkybės tave valdo, tu valdai tempą, gyvenimą ir aplinkybės. Tai gerai, dabar turim visą žemėlapį. Suprantame, kokias problemas Simono auditorija turi, kokių gyvenimo pagerėjimų galėtų norėti, kuo siekia tapti, kokios vertybinės pozicijos galėtų rezonuoti. Kiekvienas lygis yra ne tik informacija, kiekvienas lygis yra kažkas konkretaus, ką Simonas gali daryti vėliau savo komunikacijai. Tai kaip tai veikia? Tai 2 būdai iš tikrųjų, kuriais galima tą daryti. Tiesiog galima šitos metodikos rezultatą galima naudoti kaip kontekstą tolimesniai komunikacijai. Tai aš savybių dalį praleidžiu, Simonas ją puikiai išsprendęs yra ir dabar. Pradėsiu nuo antro lygio ir važiuosime tolyn. Tai antrajame lygyje turėjome naudas, tai yra tiesioginės Simono siūlomos paslaugos sukūriamos naudos. Naudos yra, kaip sakiau, pirmas žingsnis nuo savęs link auditorijos. Vietoj to, kad tik pasakytų, ką siūlo, Simonas taip pat pradeda sakyti ir ką žmogus gauna. Atrodo nedidelis skirtumas, bet tas skirtumas yra labai svarbus. Man mitybos plano reikia tik tai tiek, kiek jisai pagerins mano gyvenimą. Kaip jisai pagerins mano gyvenimą? Mitybos planas reiškia, kad nebereiks sukti galvos, ką valgyti, ar ne? Išsimeta didelė problema iš mano dienos ir taip toliau. Problemos. Kiekviena problema šiame sąraše yra potenciali turinio tema. Simonas gali tiesiog imti vieną problemą po kitos ir kurti turinį, kuris padeda atpažinti problemą, suprasti jos priežastį ir pasiūlyti sportą ir savo paslaugas kaip tos problemos sprendimą. Priešas, su kuriuo kovoja Simonas, tai ne tik turinio tema, tai yra Simono vertybinė pozicija. Kai jis pasako garsiai, kad kovoja su greitų rezultatų kultūra, nes jį žlugdo ilgalaikės rutinas, žmonės, kurie masto taip pat, tampa jo žmonėmis, jo gentimi. Bendra vertybinė pozicija rezonuoja labai stipriai. Na ir niekas taip neapjungia kaip bendras priešas. Gyvenimo pagerėjimas, 5 lygis. Tai šis lygis parodo, kaip žmogaus gyvenimas pasikeičia dėka sporto su Simonu. Ne tik rezultatas salėje, ne tik pokyčiai veidrodėje, bet ir kaip jautiesi kiekvieną dieną. Energija, miegas, rutina, disciplina ir taip toliau. Sportas iš tikrųjų gyvenime pakeičia labai daug, tai kodėl Simonui neparodžius visų tų pokyčių į teigiamą pusę. Na ir aukščiausias lygis yra auditorijos transformacija, tai yra pats giliausias lygis. Kalbame apie tai, kuo jisai taps, kokiu žmogumi jis taps. Iš žmogaus, kuris pradeda, į žmogų, kuris tęsia. Iš to, kuris bando, į tą, kuris daro. Ar ne? Iš to, kuris laužydavo pažadų savo, į tą, kuris laikosi savo duotų pažadų. Tai yra tapatybinis pokytis. Kiekvienas iš mūsų, įdėję pakankamai darbo, su Simonu pagalba, galime transformuoti, pakeisti savo tapatybę į naująją, pavadinkime taip, upgradeintą versiją. Antrasis šios metodikos rezultatų panaudojimo principas yra imti metodikos metu įsivardintas sudėtinės dalis, kaip konstruktoriaus detalės,
ir jas naudoti komunikacinių žinučių formulavimui. 3 atskiros struktūros skirtos 3 gylių vertės pasiūlymams formuluoti. Pirmasis yra labiausiai techninis, labiausiai funkcinis. Jisai iš visos metodikos rezultatų paima tik tai siūlomas produkto savybės ir tų produktų naudas. Ir leidžia jas apjungti į tokį dvilypį sakinį. Aš kaip Simonas siūlau jums tokią produkto savybę, kad jūs iš to gautumėte tokią naudą. Vienu žingsniu į priekį yra 3 ir 5 vertės sluoksniai, tai yra sprendžiama problema ir gyvenimo pagerėjimai. Jungimo principas yra identiškas. Aš padedu jums išspręsti štai tokią konkrečią problemą, kad jūsų gyvenimas pagerėtų štai tokiam kontekste. Ir aukščiausias lygmuo ima 4 ir 6 lygius, tai yra priešas, su kuriuo galima kovoti ir auditorijos transformacija, ir jungiasi lygiai tuo pačiu principu. Aš kovoju su priešu X tam, kad jūs galėtumėte tapti žmogumi Y. Pasižiūrėkime keletą greitų pavyzdžių, sudarau tau treniruočių planą, kad kiekvieną kartą atėjęs į salę nebegalvotum, ką daryti. Dirbame kartu nuotoliniu būdu, kad neliktum vienas ir visada žinotum, ar judi teisingai. Vienas žingsnis į priekį, padedu išspręsti pastovumo problemą, kad sportas taptų tavo rutinos dalimi, o ne dar vienu bandymu. Padedu nustoti šokinėti nuo vieno metodo prie kito, kad pagaliau pamatytum realų progresą. Na ir 3 tipas, kovoju su pradėsiu nuo pirmadienio požiūriu, kad taptum žmogumi, kuris pradėjęs nemeta, bet tęs. Kovoju su požiūriu viską išspręs motyvacija, kad taptum žmogumi, kuris gali pasitikėti savo discipliną. Na ir be abejo, tai yra ne visi pavyzdžiai. Pilnai pritaikius šią struktūrą kiekviename lygyje, Simonas turės 15-20 skirtingų variantų. Na ir visa kita toliau jau yra darbas su savo auditorija, pasižiūrėti, kurios iš tų formuluočių, kurios konkrečiai problemos rezonuos labiausiai, kurie gyvenimo pagerėjimai motyvuos susisiekti su Simonu labiausiai. Toks savotiškas AB testas, atskiras metodikos rezultatų dalis, panaudojant nuolatinėje savo komunikacijoje. Tai ką mes turime galutiniam rezultate, apibendrinant, prieš metodikos panaudojimą turėjome tai, ką Simonas siūlo. Simonas siūlo asmeninės treniruotes, nuotolinės programas, mitybos planus, treniruočių planus ir taip toliau. Problema su tuo yra tokia, kad tai yra aktualu tik tiems, kurie kaip tik tuo metu jau ieško asmeninio trenerio, o tai yra tik nedidelė auditorijos dalis. Manau, kad tai ir sukelia problemą, kurią Simonas minėjo mūsų trumpo pokalbio džime metu. Myliu savo produktą, nuostabus produktas, bet gana sunku parduoti. Taip, nes yra gana sunku pataikyti į žmogų, kuris jau ieško asmeninio trenerio čia ir dabar. Po metodikos pritaikymo turime gerokai aktualesnę komunikaciją tiksliniai auditorijai. Tai Simonas tada tampa sprendimu, jei tu pradedi sportuoti ir po kelių savaičių nustoji. Jei nematai progreso, nors dedi pastangas. Jei nori tapti žmogumi, kuris laikosi sau duotų pažadų. Jei nori dienos su daugiau energijos ir aiškios rutinos. Jei esi pavargęs nuo pradėsiu nuo pirmadienio ciklo ir taip toliau. Žmogus žiūrintis į tokį turinį galvoja, Simonas mane supranta 100%. Galbūt aš dėdavau visą laiką pastangų ir nematydavau progreso. Simonas savo turiniu man padėjo suprasti, kodėl taip atsitinka ir pasiūlė sprendimą su savo paslaugomis. Ir tokiu principu mes galime konvertuoti gerokai didesnį auditorijos dalį, nes mums nebereikia iš 100 žmonių pataikyti į vieną, kuris jau ieško asmeninio trenerio, ar ne? Mes galime kalbėti su likusia dalimi, kuriems rezonuos gerokai toliau nuo sprendimo pirkti esantis kontekstas. Konkretiai problema, gyvenimo pagerėjimas, noras tapti nauja, geresnė savo versija ir panašiai. Labai svarbu suprasti, ką čia padarėme. Tai yra tas pats Simonas, jis nepasikeitė. Tai yra ta pati paslauga, paslauga irgi nepasikeitė. Nepasikeitė niekas išskyrus lygį, kuriame Simonas kalba apie tai, ką daro. Simonas, kaip ir daugelis, yra nepalyginamai labiau naudingas savo auditorijai, nei šiuo metu atrodo iš jo turinio. Ir tai nėra jo kaltė. Simonas tiesiog neturėjo tinkamos metodikos, kuri leistų šią problemą išspręsti. Visi šie dalykai, kuriuos esu suvarinęs kaip metodikos rezultatą, Simonas su jais ir padeda. Simonas ir padeda spręsti tas problemas ir siūlo tuos gyvenimo pagerėjimus ir leidžia tapti nauja geresnė savo versija. Vienintelis pokytis, kuris atsitiks, kad Simonas nustos kalbėti apie save, ką jisai siūlo ir pradės kalbėti apie auditoriją, kas svarbu auditorijai. Tai nuo šiol Simonas turi struktūrą, kur leidžia tai padaryti ir turinio aktualumas pasikeis kardinaliai. Nuorodą į Simono Instagramą rasite šio video aprašyme. Naudokitės tikrai progą, čiupkite laikus, kol jų dar yra pas Simoną. Tikrai nuostabus žmogus, padės visais būdais susitvarkyti gyvenimą su sportu. Taip pat primenu, kad balandžio 20 dieną nemokama paskaita apie savo auditorijos pažinimą. Nuorodą registracijai rasite šio video aprašyme. O jeigu norėsite šią ir kitas metodikas išbandyti savo verslui kartu su praktiniam užduotim ir įgyti pilną strateginį aiškumą komunikacijai, naujas kursas startuoja jau balandžio 28 dieną. Nuoroda taip pat video aprašyme. Ačiū, iki greito.